Jėzus sako, mylėkite savo priešus. Kas sudavė tau per vieną skruostą, atsuk jam ir kitą. Bet tada iškyla vienas labai nepatogus klausimas. Jeigu priešas ateina įžeisti ne tavęs, jeigu priešas ateina žudyti tavo vaikų, užgrobti tavo šalies, tremti tavo tautiečius, ar ir tada krikščionis turi nesipriešinti? Ar krikščionis gali paimti ginklą? Dar daugiau, ar apskritai egzistuoja toks dalykas kaip teisingas karas? Juk karas reiškia mirtį, sužeistus žmones, naikinamus miestus, našlaičius. Ir vis dėlto, kartais atsisakymas priešintis blogiui reiškia, kad leidi blogiui laimėti. Pirmųjų amžių krikščionėms šis klausimas buvo ypač sunkus, nes Jėzus liepė mylėti savo priešus. Jis sustabdė Petrą, kai šis Getsemanėje išsitraukė kalaviją. Atrodytų viskas aišku. Bet kas nutinka tada, kai nuo tavo sprendimų priklauso ne tik tavo gyvybė? Įsivaizduokime, kažkas puola ne tave, o tavo vaiką. Ar meilė priešui reikalauja leisti jam tai daryti? O jeigu puolama visa bendruomenė? Arba visa tauta? Ir čia atsiskleidžia esminis skirtumas tarp keršto ir savigynos. Krikščionybė draudžia kerštą, tačiau tai nereiškia, kad ji reikalauja pasyvumo blogio akivaizdoje. Priešingai, atsisakymas stabdyti blogį pats savyje tampa moralinė problema, kitaip tariant nuodėmė. Dar prieš krikščionybę romėnų filosofas Ciceronas svarstė, ar karas gali būti moraliai pateisinamas. Tačiau šventasis Augustinas išplėtojo šitą idėją ir pateikė mums teisingo karo doktriną. Augustinas gyveno 4-5 amžiuose ir matė, kaip griūna Romos imperija dėl išorinių puldinėjimų ir vidinės politinės suirutės. Ir Augustinas formulavo labai konkrečią problemą. Kaip suderinti Kristaus liepimą mylėti priešus su pareiga apginti nekaltą žmogų? Augustinas niekada neromantizavo karo. Karas jam buvo tragedija. Tačiau jis suprato vieną labai svarbų dalyką, kad kartais didesnė neteisybė yra leisti agresoriui veikti nevaržomam. Dėl to ginkluota jėga tam tikromis aplinkybėmis yra moraliai pateisinama. Tačiau tik tuo atveju, jeigu nėra vedama neapykanta. Augustino minties centre yra labai svarbus principas. Karo tikslas turi būti ne pats karas. Karo tikslas turi būti taika. Ne kerštas, ne grobis, ne pažeminimas, ne teritorija, bet taika. Ir čia atsiskleidžia vienas didžiausių teisingo karo doktrinos paradoksų. Krikščionis gali kovoti su priešu, tuo pačiu metu neprivalėdamas jo nekęsti. Po maždaug 800 mečių šventasis Tomas Akvinietis susistemina šią doktriną ir savo teologinėje sumoje pateikia 3 klasikines sąlygas teisingam karui. Pirmoji yra apie tai, kas gali paskelbti teisingą karą. Ir anot jo tik teisėta valdžia. To negali padaryti pavienis žmogus ar jų grupė. Antroji sąlyga yra karo priežastis, dėl ko kariaujama. Tai turi būti teisinga priežastis. Negali būti kariaujama dėl to, kad nori svetimo žemės, kad nori daugiau turtų, kad nepatinka kita tauta. Gali paskelbti teisingą karą dėl to, kad būtina sustabdyti didelę neteisybę. Ir trečioji sąlyga, ko iš tikrųjų siekiama. Tai Tomas vadina intencio recta, teisingų ketinimų. Gali formaliai turėti teisingą priežastį karui, bet iš tiesų kariauti neteisingai. Jeigu pagrindinis tikslas yra kitą pažeminti, atkeršyti, užgrobti, tuomet iš esmės yra kažkas negerai. Vėliau krikščioniškai tradicija šiuos kriterijus dar labiau sugriežtina. Atsiranda 3 labai svarbus principai. Pirmasis, kad karas turi būti paskutinė priemonė, ultima ratio. Jeigu konfliktą įmanoma realiai išspręsti be karo, jo griebtis draudžiama. Toks karas nebus teisingas. Antrasis principas yra proporcingumo. Negalime pašalinti vieno blogio taip sukeldami dar didesnį blogį. Pavyzdžiui, naudoti atominį ginklą. Ir trečiasis principas yra, kad turi būti pagrįsta sėkmės tikimybė. Nes negalime lengvabūdiškai aukoti žmonių dėl realiai nepasiekiamo tikslo. Ir net ir teisėtai pradėtas karas neleidžia kovoti bet kaip, bet kokiomis priemonėmis.
Čia prasideda vadinamasis jus in bello, moralinės taisyklės pačiame kare. Negalima tyčia pulti civilių, negalima kankinti žmonių, negalima visko pateisinti vien dėl to, kad mūsų pusė teisi. Net kovodamas prieš neteisingą agresiją turi stengtis, kad pats netaptum toks kaip priešas, kad pats netaptum orku. Ir dabar įdomiausia, visa ši teisingo karo doktrina nėra tik tai viduramžių istorija. Ji ir šiandien atsispindi katalikų bažnyčios katekizme. Ir katekizmas sąmoningai kalba ne apie lengvą teisę į karą. Jis kalba apie teisėtą gynybą karinę jėgą. Ir 2309 paragrafe pateikia labai griežtas sąlygas, kada karinė jėga yra moraliai pateisinama. Tas sąlygas galime apibendrinti 4 klausimais. Pirma, ar agresoriaus daroma žala yra ilgalaikė, sunki ir neabejotina? Antra, ar visos priemonės ją sustabdyti pasirodė neveiksmingos? Trečia, ar egzistuoja pagrįsta sėkmės tikimybė? Ir ketvirta, ar ginklų naudojimas nesukeltų dar didesnio blogio ir netvarkos negu tas blogis, kurį mėginama sustabdyti? Ir čia labai svarbu pabrėžti, kad visos šios 4 sąlygos turi būti tenkinamos kartu. Tad tai nėra 4 pasirinkimai, tai yra 4 stabdžiai. Tad teisingo karo doktrina nėra mechanizmas karams pateisinti. Priešingai, jos pirminė paskirtis yra karus apriboti. O kaip yra su paprastąja būtinąja gintimi? Jeigu žmogus tau trenkė ir nuėjo, o tu jį pasivėjai ir sumuši, sakydamas, kad aš gyniausi, tai jau bus kerštas. Bet jeigu matai, kad vienas puola kitą su peiliu, tai negali tiesiog stovėti ir stebėti, turi net moralinę pareigą pagal savo galimybės įsikišti, kad tą blogį sustabdyti. Ir esmė yra tokia, kad būtinoji gintis stabdo vykstantį blogį čia ir dabar. O kerštas baudžia už blogį, kuris jau kažkada įvyko. Ir panašus principas tik daug didesnių mastų yra taikomas ir valstybėms. Bet dabar pabandykime visą tai pritaikyti ne Augustino laikams, ne viduramžiams, o karui, kuris vyksta dabar, Ukrainoje. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karo invaziją į Ukrainą. Ir čia svarbu kalbėti labai tiksliai. Tai nėra tiesiog 2 valstybių konfliktas. Jungtinių tautų generalinė asamblėja savo rezoliuciją pavadino tiesiog agresija prieš Ukrainą. O dabar pabandykime pritaikyti kriterijus, apie kuriuos ką tik kalbėjome. Teisinga priežastis. Ar Rusija gynėsi nuo Ukrainos invazijos? Ne. Rusija įsiveržė į tarptautiniu mastu pripažintos valstybės teritoriją. Ukraina daro priešingai. Ji gina savo teritoriją, savo žmonės ir savo valstybės egzistavimą nuo išorinės agresijos. Teisėta valdžia. Ukrainos gynybą vykdo teisėta Ukrainos valstybės valdžia ir jos ginkluotosios pajėgos. O kaip yra su Rusijos valdžia, kyla daug klausimų dėl neteisėtų rinkimų, dėl oligarchinės ir mafijinės struktūros valdžioje. Teisingas ketinimas. Teisėtos Ukrainos gynybos tikslas nėra Rusijos teritorijos užgrobimas. Tikslas yra sustabdyti agresiją ir apginti savo šalį. Dabar karo kaip paskutinės priemonės principas. Ir čia turi būti akivaizdžiausia. Ukraina nepasirinko šio karo. Karas jai buvo primestas. Dabar ar egzistuoja pagrįsta sėkmės tikimybė? Po daugiau nei 4 metų Ukraina vis dar egzistuoja kaip nepriklausoma valstybė ir sugeba priešintis daug didesniai agresoriaus galiai. Proporcingumo principas. Ukraina laikosi tarptautinių įsipareigojimų naudojant įvairią ginkluotę ir neaukoja beprasmiškai savo karių gyvybių, taip kaip daro Putino kariuomenė. Ir čia atsiranda dar nepatogesnis klausimas. Ką visą tai reiškia mums? Žmonėms, kurie nėra Ukrainos apkasuose. Ar krikščioniškas taikos troškimas reiškia tiesiog pasakyti abiejoms pusėms, kad sudėtų ginklus?
Ne, nes agresoriaus ir aukos moralinė padėtis nėra vienoda. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad teisėta gynyba gali būti ne tik teisė. Žmogui atsakingam už bendrąjį gėrį ir kitų žmonių gyvybės, tai gali būti netgi pareiga. Ir pats popiežius Pranciškus, kalbėdamas būtent apie Ukrainą, yra pasakęs: gintis yra ne tik teisėta, bet ir meilės tėvynei išraiška. Jis net pripažino, kad ginklų tiekimas Ukrainai gali būti morališkai pateisinamas, jeigu tuo siekiama padėti apsiginti aukai. Todėl padėti Ukrainai gintis nėra tas pats, kaip būti už karą. Galima nekęsti karo ir kartu padėti gintis tam, kuris yra puolamas. Galima melstis už taiką ir kartu neleisti, kad auka būtų sunaikinta agresoriaus. Galima mylėti priešą ir vis tiek sustabdyti jo puolančią ranką. Todėl šiame kare moralinis skirtumas yra aiškus, akivaizdus. Putino režimo pradėtas agresijos karas prieš Ukrainą yra neteisėtas. O Ukrainos kova, ginant savo valstybę, yra teisėta ir pagrįsta. Ir šio blogio akivaizdo mes negalime būti abejingi. Mes, jeigu esam žmonės ir krikščionys, turime moralinę pareigą padėti aukai. Humanitariniam priemonėm, politiškai, diplomatiškai, finansiškai ir netgi ginkluotę, nes tai šiuo atveju yra moraliai pateisinama. Nes taika nėra tiesiog momentas, kai nustojo šaudyti. Tikra taika negali reikšti, kad agresorius už savo agresiją gauna atlygį, o auka pareiga nustoti priešintis. Ir mums lietuviams tai turėtų būti ypač suprantama, nes ne kartą mūsų pačių valstybė buvo okupuota. Tos pačios jėgos, tos pačios tautos, o žmonės, kurie atsisakė su tuo susitaikyti, išėjo į mišką. Dabar noriu, kad trumpam pamirštum Augustiną, pamirštum Tomą Akvinietį ir visus tuos principus. Įsivaizduokime, kad dabar yra 1948 metai. Tu esi 25 metų lietuvis. Tavo valstybė okupuota. Vakar kaimynai išvežė į Sibirą. Mokytoja suėmė. Kunigas stebi saugumas. Naktimis dingsta žmonės. Tavo draugas jau išėjo į mišką ir dabar pasirinkimas lieka tau. Likti namie, galbūt bėgti į vakarus, arba imti ginklą. Tu žinai, kad stosi prieš vieną galingiausių pasaulio valstybių. Tu žinai, kad gali būti kankinamas, žūti. Tu žinai, kad tavo šeima gali būti ištremta. Bet tu nežinai vieno dalyko, kad daugiau nei po 40 metų Lietuva bus laisva. Mes žinome, jie ne. Todėl labai lengva šiandien sėdint patogiame fotelyje sakyti, kad nebuvo jokios prasmės. Bet jie negyveno mūsų istorijoje, jie gyveno savojoje. Ir būtent dėl to jų pasirinkimas buvo toks dramatiškas. Dabar grįžkime prie teisingo karo kriterijų. Ar buvo teisinga priežastis priešintis? Žinoma, nes Lietuva buvo okupuota. Ar tikslas buvo užgrobti svetimą žemę? Ne. Tikslas buvo atkurti laisvą Lietuvą. Ar pasipriešinimui vadovavo teisėta valdžia? Čia jau sunkiau atsakyti, nes okupuotoje valstybėje įprasta valdžia jos nebeliko. Tačiau labai svarbu, kad 1949 metais Lietuvos partizanai įkūrė Lietuvos laisvės kovos sąjūdį ir paskelbė vasario 16 deklaraciją, kuri Lietuvos Respublika pripažįsta kaip labai svarbu Lietuvos valstybingumo dokumentą. Ir dabar prieiname prie sunkiausio klausimo, prie to vieno iš 4 katekizmo punktų apie teisingą karą ir sąlygas. Ar pagrįsta sėkmės tikimybė? Štai čia nėra lengvo atsakymo, nes mes šiandien jau žinome, kuo viskas baigėsi, o jie nežinojo. Jie pagrįstai tikėjosi vakarų pagalbos, kuri buvo jiems pažadėta. Jie tikėjosi, kad Lietuva nebus palikta viena. Ir tai atrodė įmanoma. Tačiau istorija pasisuko kitaip. Čia norėčiau užduoti labai nepatogų klausimą. Ar tikrai partizanai pralaimėjo? Jeigu matuotume mūšius, tai taip. Jeigu matuotume teritorijas, irgi taip. Jeigu matuotume kovotojų skaičių, taip pat taip.
Bet jeigu matuotume tautos sąžinę, jeigu matuotume laisvės idėją, jeigu matuotume žmogaus atsisakymą blogį pavadinti gėriu, tai ir tikrai partizanai pralaimėjo. Galbūt jų didžiausia pergalė buvo ne karinė, galbūt jų didžiausia pergalė buvo parodyti, kad yra dalykų, dėl kurių žmogus gali mirti. Ne todėl, kad nekenčia, bet todėl, kad myli. Myli laisvę, tiesą ir savo žmones. Ir čia prasideda labai įdomus posūkis, nes 20-ojo ir 21-ojo amžių karai pasikeitė. Viena buvo viduramžių kariuomenės, visai kas kita, branduoliniai ginklai, balistinės raketos, miestų bombardavimas, dronai, milijonai kenčiančių civilių. Ir todėl popiežius Pranciškus pradėjo labai rimtai klausti, ar klasikinius teisingo karo doktrinos kriterijus vis dar įmanoma šiuolaikiniame pasaulyje pritaikyti. 2020 m. enciklikoje Fratelli Tutti popiežius Pranciškus dar kartą pripažįsta, kad katekizmas numato teisėtos gynybos karinė jėga galimybę, tačiau iškart perspėja. Šią teisę labai lengva piktnaudžiauti. Karai beveik visada pristatomi kaip gynybiniai arba prevenciniai ir kiekviena pusė randa savo pateisinimą. Todėl Pranciškus rašo, kad šiandien atsižvelgiant į modernios ginkluotės galimybės, labai sunku remtis ankstesniais amžiais suformuluotais kriterijais, kalbant apie galimą teisingą karą. Ir tai labai svarbu suprasti teisingai. Pranciškus nepasako, kad gintis negalima. Jis sako, būkime nepaprastai atsargus, kai karą pradedame vadinti teisingu. Nes nuo aš ginuosi iki man viskas leidžiama yra labai pavojingai trumpas kelias. O 2026 metais savo enciklikoje popiežius Leonas XIV Magnificat Humanitas formuluoja dar stipriau. Jis aiškiai palieka teisę į savigyną griežtąja prasme, tačiau sako, kad teisingo karo teorija pernelyg dažnai naudota įvairiems karams pateisinti ir šiandien yra pasenusi. Ir vietoj karo pateisinimo jis iškelia dialogą, diplomatiją ir kitas priemonės. Tai yra labai reikšmingas akcento pasikeitimas. Jei Augustinas klausia, kada karas gali būti teisingas, o Tomas, kokias sąlygas jis turi atitikti, tai Pranciškus klausia, ar apskritai šiandien šiuolaikinėme pasaulyje tas sąlygas dar įmanoma pritaikyti, atitikti. O Leonas XIV sako, gal pati teisingo karo kategorija jau pati tapo pernelyg pavojinga, nes žmonės ją pernelyg dažnai ir taip lengvai pridengia tai, kas nėra teisinga. Bet jis neatsisako teisėtos gynybos. Jo enciklikoje aiškiai lieka išlyga apie teisėtą savigyną. Tai labai svarbus skirtumas. Taigi grįžkime prie klausimo, nuo kurio pradėjome šį epizodą. Ar krikščionis gali paimti ginklą? Atsakymas nėra taip, nes yra teisingo karo doktrina. Ir taip pat nėra ne, nes Jėzus liepia atsukti kitą skruostą. Krikščioniškas atsakymas yra daug sunkesnis. Kartais ginti nekaltą žmogų yra meilės pareiga, bet net tada, kai gintis būtina, negalima pradėti mylėti karo, negalima pradėti nekęsti žmogaus, negalima keršto pavadinti teisingumu, negalima savo pusės nuodėmių pateisinti tuo, kad priešas padarė dar blogiau. Ir galbūt būtent čia slypi teisingo karo doktrinos tikroji prasmė. Nepasakyti, štai kada karas yra geras, bet nuolat klausti, ar tikrai nebeliko kito kelio. Gal todėl krikščioniško karo etika prasideda ne nuo ginklo, bet nuo žmogaus širdies. Nes gali pradėti karą nuo teisingos priežasties ir vis tiek tapti neteisingas. Gali sakyti, kad gini savo žmones ir pradėti nekęsti kitų. Gali sakyti, kad nori taikos ir slapta pradėti siekti keršto. Todėl Augustino mintis išlieka nepaprastai aktuali. Net kai reikia kovoti, galutinis tikslas turi būti taika. Ir čia slypi labai nepatogi krikščioniška tiesa. Kartais meilė reikalauja atsukti kitą žandą. Kartais meilė reikalauja sustabdyti ranką, kuri ruošiasi smogti kitam. Bet ne vienu atveju meilė neleidžia nustoti
kitame žmoguje matyti žmogų. Gal todėl tikrasis krikščionybės klausimas nėra, ar galima kariauti. Tikrasis klausimas yra, kaip apginti žmogų, pačiam neprarandant žmoniškumo. Ir galbūt būtent čia baigėsi teisingo karo doktrina ir prasideda Evangelija. Čia buvo Šventas reikalas ir aš kunigas Gabrielius Satkauskas. Iki susimatymo.